Namaste. Šį kartą su jumis noriu pakalbėti ir pasidalinti savo mintimis ir ajurvedos įžvalgomis apie organizmo valymą, apie švarų ir sveiką organizmą. Ir tai yra labai aktualu pavasarį, kadangi mes nesame atskirti nuo gamtos, mes esame labai susiję su gamta, su visais ciklais. Ir pavasarį gamta bunda, tarsi valosi, tarsi nutirpsta sniegas, iš naujo pradeda pasirodyti žolė, gėlės. Ir lygiai taip pat žmogaus organizmas pavasarį tarsi atbunda ir jis turėtų išsivalyti ir tarsi atgimti. Todėl mes turime jam padėti ir labai svarbu pavasarį išsivalyti savo organizmą. Tai šiandien trumpai norėčiau pasidalinti ajurvedos ir savo patarimais, kaip valyti organizmą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pavasarį padidėja kapha dosha kiekviename mūsų, nesvarbu kokia mūsų kūno konstitucija būtų. Kas yra kapha dosha? Tai yra energija, kuri yra sunki, ji turi žemės energijos. Ir pavasarį labai dažnai daugelis susiduria su tokiais sutrikimais kaip netgi depresija, sunkumas, silpnumas, įvairios ligos susijusios su gleivių padidėjimu, tai ir kosulys, anginos, peršalimas, sloga. Tai yra būtent dėl kaphos došos padidėjimo. Ir ką mums reikia daryti, tai pavasarį mums reikia sugrįžti prie lengvesnio ir sveikesnio maisto. Jeigu žiemą mes sau leisdavome pasmaguriauti, labiau valgyti galbūt keptą maistą, ar labiau saldumynus, ar baltus miltus, tai šių visų produktų reikėtų pavasarį atsisakyti ir pavasarį savo racioną įvesti visus žalumynus, visas žalios spalvos daržoves ir maistas turėtų būti troškintas arba garintas ir kuo lengvesnis. Reikia nepamiršti tokių super maistų kaip kinoja, kaip čija sėklas, vėlgi visi žalumynai, visos sėklos tokios kaip linų sėmenų, saulėgrąžų, moliūgų, sezamų sėklas, grikiai taip pat puikiai tinka. Tai visas maistas turėtų būti daug lengvesnis negu buvo žiemos metu. Ir esu pasižymėjus, kokius prieskonius reikėtų įvesti savo racioną pavasarį. Tai būtinai būtų kumynas, kalendra, pankolis, ciberžolė ir imbieras. Labai tinka gerti šiltą imbiero arbatą su citrina arba ryte atsikėlus savo dieną būtinai reikėtų pradėti nuo 2 vandens stiklinių, šilto vandens stiklinių su citrina. Toms moterims, kurios po žiemos jaučiasi šiek tiek papilnėjusios ar galbūt apsunkusios, tai labai rekomenduoju rytais ant tuščio skrandžio bent 30 dienų gerti šiltą vandenį su pusę išspausto laimo sulčių ir mažų šaukštelių medaus. Vanduo turėtų būti šiek tiek šiltas, drungnas. Tai ajurvedai yra sakoma, kad būtent šis mišinys, laimas ir medus ir šiltas vanduo iš mūsų organizmo išvalo toksinus, detoksikuoja mūsų organizmą ir tuo pačiu tonizuoja ir padeda numesti nereikalingą svorį. Apie lengvesnį maistą pasakiau, labai svarbu atsisakyti pavasarį miltinių patiekalų, cukraus. Labai tinka mėnesis be cukraus dieta, kad būtų. Gerti šiltą vandenį su citrina pasakiau. Dar labai pavasarį tinka pasnikauti. Galima pasnikauti 1 kartą savaitėje, pasirinkti 1 dieną, kada jūs susilaikytumėte nuo maisto, pavyzdžiui, pasnikautumėte tik tai su šiltu vandeniu, arba su sultimis, arba su žaliaisiais kokteiliais. Bet jeigu jums tai neišeina padaryti ir sunku, bent jau laikykitės ekadašių. Apie ekadašius dažniausiai aš primenu savo Facebooko paskyroje. Pavasarį tarsi bundanti gamta mus skatina judėti. Labai patariu pradėti kuo daugiau vaikščioti, užsiimti kažkokią fizinę veiklą. Pavasarį mes turime tarsi vėl susijungti su gamta ir gauti šios
energijos susinchronizuoti. Ir labai labai tinkama būti tarp medžių, apkabinti medžius. Netgi jeigu jau pradeda kaltis žolė, nusimauti batus ir pavaikščioti basomis po žolę, kad ir būtų šiek tiek dar vis šalta. Tai taip mes susijungiame su gamta ir gauname tos pradinės pirminės gamtos energijos. Pavasarį yra labai labai palanku, pasak ajurvedos, valytis organizmą. Organizmą galima valytis daugeliu būdų, kiekvienas tą būdą atranda pats. Aš pati su vyru prieš kelis metus ir anksčiau valydavausi organizmą pavasarį visą laiką gerdama tokias savo pačios gamybos pasigamintas rutuliukus, tabletes. Tai apie jas aš parašysiu komentaruose, kaip jas pasigaminti, bet vėlgi noriu pasakyti, tas valymas yra nuo parazitų, nuo kirmėlių, nuo toksinų, bet aš nesu gydytoja ir negaliu prisimti atsakomybės už kažkokius pašalinius jūsų pojūčius. Todėl kiekvienas turite įsiklausyti savo organizmą ir pajusti, kiek jūs galite išvalyti tą savo organizmą ir kaip tai daryti, kokiu būdu tai daryti. Bet mano pagrindinė mintis būtų tokia, kad pavasarį vienaip ar kitaip būtinai valykite savo organizmą bent 30 dienų. Tai galėtų būti puikus iššūkis nuo balandžio 1 dienos iki balandžio 30 dienos, kada mūsų tikrai organizme padidėja kapha dosha, kada visoje gamtoje ta kapha dosha yra padidėjusi ir mums reikia savo organizmą išvalyti, jį palengvinti ir atsikratyti nebūtinai kažkokių kilogramų po žiemos, bet toksinų, nes žiema yra toks metas, kada jinai akumuliuoja mūsų organizme toksinus ir pavasaris yra pats geriausias metas, kada mes turime išvalyti save ir paleisti netgi kažkokias užsibuvusias emocijas ar kažką tai neigiamo ir pats laikas tarsi versti naują puslapį ir atgimti, tarsi pradėti gyventi iš naujo. Tai pavasaris yra tam pats tinkamiausias laikas. Ir ką dar norėčiau kiekvienai iš jūsų patarti, kas jau nėra susijęs su mityba, su maistu ar su sveika gyvensena. Mielosios, pavasarį išsivalykite namus, išneškite nereikalingus daiktus. Nebūtinai sakau, kad reikia viską imti ir išmesti. Pagalvokite, susiraskite šeimas, kurioms galbūt reikia tų daiktų, jūsų drabužių ar kažkokių baldų. Atlaisvinkite erdvę. Pamatysite, kaip bus gera atgimti, valytis organizmą ir tuo pačiu išvalyti savo namus. Moteriai namai tai yra jos erdvė, jos energija. Ir kai mes, moteris, iškopiame, išvalome savo namus, juos išvariname, mes ir pačios tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek dvasiškai jaučiamės švaresnės, laimingesnės ir harmoningesnės. Todėl visoms jums iš visos širdies patariu ne tik valyti savo organizmus, bet ir išvalyti savo namus. Linkiu jums nuostabiai gražaus pavasario, būkite laimingos, būkite lengvos, ta prasme, kad jūsų neslėgtų jokios neigiamos emocijos, jokie toksinai. Ir iš visos širdies linkiu jums laimės. Būkite laimingos ir sveikos ir iki kitų kartų. Namaste.